ir kiekviena turi savo aistringų šalininkų. Pradėkime nuo populiariausios versijos. 1971 metais grupė pradinės mokyklos moksleivių per išvyką paleido 8 laboratorinius triušius saloje. Skamba gana nekaltai, tiesa? Bet palaukite, yra ir kitų istorijų. Kita versija teigia, kad darbininkai, kankinami sąžinės, paleido triušius kaip atsiprašymą už tos, kurie buvo naudojami eksperimentuose. Kai kurie vietiniai teigia, kad uždarius cheminės ginkluotės gamyklą, eksperimentiniai triušiai pabėgo ir kažkaip išgyveno. Po truputį šios salos istorija eina link šešėlio ir ši vieta dabar yra viena lankomiausių turistų vietų. Jeigu lankysitės Okunošimoje, būtinai aplankykite nuodingųjų dujų gamybos muziejų ir kitas istorinės vietas. Kaip sakoma, tie, kas pamiršo praeitį, yra linkę ją pakartoti. Aš manau, po šio epizodo